procentai. Šiandien išsiaiškinsite, ką vadiname procentu ir išmoksite apskaičiuoti skaičiaus procentinę dalį. Procento ženklas visiems yra gerai pažįstamas, lentoje, paveikslėlyje jis puikiai matomas. Taigi, kas yra 1 procentas? Ogi 1 procentas atitinka 1/100 kokio nors kiekio ar skaičiaus dalį. 1 procentas atitinka 1/100. Jeigu tartume, kad mes turime šokoladinį tortą ir mums reikia atsipjauti 1 procentą to torto, tai mes suprastumėme, kad mums reikia atsipjauti 1/100 torto. Tai yra, tortą turėtumėme padalinti į 100 lygių dalių, be abejonės aš tiek nepiešiu. Ir jeigu jau pavyktų tą tortą padalinti 100 dalių, tai norėdami paimti 1 procentą, mes turėtumėme paimti 1 torto gabalėlį, 1 dalį iš 100. Kadangi 1 procentas atitinka 1/100, 2 procentai atitiks 2/100, 3 procentai atitiks 3/100 ir taip toliau. Taigi, jeigu reikėtų paimti 3 procentus tokio paties šokoladinio torto, aš turėčiau tortą padalinti, kaip ir prieš tai, į 100 dalių ir paimti jau dabar ne 1 gabalėlį, ne 1 dalį, o net 3. Tada galėčiau sakyti, kad paėmiau 3 procentus viso torto. Dar kartą priminsiu, kad procentas yra 100 dalis, atitinka 1/100. Todėl norint suvokti, kiek paimu procentų, reikia įsivaizduoti, kad tiek renkuosi iš 100. Įsivaizduokite, kad šiandien tarsi susitarusios 3 parduotuvės skelbia nuolaidų dieną. Viena parduotuvė kviečia, sakydama, kad galite įsigyti prekes su 5 procentų nuolaida, kita su 12, trečia su 50. Ir į kurią parduotuvę geriausia eiti? Manau, išties nesudėtinga suvokti, kad geriausia eiti į tą parduotuvę, kuri siūlo didesnę nuolaidą. Nes kuo didesnė nuolaida, tuo daugiau mes sutaupėme. Todėl tikrai eitumėte į 3 parduotuvę. Dabar pabandykite prisiminti 50 procentų. Kurią dalį atitinka? Priminsiu, kad procentas yra 1/100. Atitinka 1/100. Tai 50 procentų atitiks 50/100. Tuomet 12 procentų atitinka 12/100. Labai nesudėtinga. Kai ieškome, kokios trupmenos procentas atitinka, tiesiog vardiklyje visada rašome 100, o skaityklyje visada rašome skaičių, kuris buvo parašytas prie procento ženkliuko. Tad kaipgi apskaičiuoti skaičiaus procentinę dalį, nes tai išties labai reikalinga. Nueinu į parduotuvę, matau, kad kokiai tai prekiai yra taikoma tam tikra nuolaida ir man būtų tikrai smagu, jeigu aš galėčiau susiskaičiuoti, kiekgi litų ar centų sutaupyčiau įsigydama vieną ar kitą prekę. Taigi, įsivaizduokime, kad jūs esate parduotuvėje, kur knygos kaina įprastai yra 40 litų, tačiau šiandien knygai yra taikoma 20 procentų nuolaida. Sutikite įdomu pasiskaičiuoti, kiek litų sutaupyčiau, jeigu šią knygą įsigyčiau šiandien. Pradedame mąstyti, kadangi 20 procentų atitinka 20/100, tai yra, jeigu prisimenate, kaip piešiau tortą, turiu padalinti į 100 dalių ir paimti 20. Tik šioje situacijoje yra ne tortas, o knygos kaina. Vadinasi, knygos kaina 40 aš turiu padalinti iš 100,
o paimti turiu 20 tam, kad žinočiau, kiek sutaupysiu. Ir atlikusi veiksmą gaunu, kad 20% knygos kainos yra 8 litai. Taigi šiandien įsigydama knygą aš sutaupysiu 8 litus. Na ir dar kartą paskaičiuokime skaičiaus procentinę dalį. Prekės kaina 60 litų. Nuolaida 10%. Kokiagi bus nuolaida litais? Kiekgi litų pavyks sutaupyti? Ar apsimoka pirkti šią prekę su tokia nuolaida? Galbūt kažkas iš jūsų pasakys, kad visada apsimoka pirkti prekę su nuolaida, nesvarbu kokio dydžio ji būtų. Taigi, kaip suskaičiuoti nuolaidą litais? Kadangi prekės kaina yra 60, tai 60 litų turime dalinti iš 100 ir dauginti iš 10. Dar kartą, norint rasti skaičiaus procentinę dalį, reikia nepamiršti, kad procentus atitinka trupmena. 10% atitinka 10 šimtųjų. Iš vardiklio 60 daliname, iš skaitiklio 60 dauginame. Tai yra 60 padaliname į 100, nes procentas yra nuošimtis, 100 dalis. Ir dauginame iš 10, iš skaičiaus parašyto prieš procento ženklą. Ir taip nesunkiai susiskaičiuojame, kad prekės nuolaida 6 litai. Taigi, jeigu norėsite skaičiuoti skaičiaus procentinę dalį, parduotuvėje bandysite įsivertinti, kiek litų sutaupote, visada kainą padalinkite iš 100 ir padauginkite iš skaičiaus parašyto prie procentų ženklo.